Monakas. Aplankytas Monakas, labai labai gražus, sutvarkytas miestas. Šis tikslas buvo nuvažiuoti parodą Viljamo Turnerio, anglų dailininko. Kol buvau parodoj, pasirodo, vyko 2024 metų futbolo apdovanojimai kažkokie ir tokie rimti. Buvo Cristiano Ronaldo tenai. Praėjus žymui Formulės 1 tunelį atsiveria vaizdai į uostą su prabangiausiom jachtom, kateriais ir turtingais žmonėm, tiksliau jų prižiūrėtojais. Gatvėse dauguma prabangių lenktyninių automobilių, Ferrari. Žymusis Monte Carlo kazino. Galima įeiti į vidų, bet tik į foje. Jeigu jau nori eiti lošti, reikia tik su vakariniais rūbais priimama. Ir dar ten kainuoja kažkiek tas įėjimas. Bet užteko pamatyti prabangos ir foje. Labai kaip muziejui, kokiam kaip rūmuose. O ką, daug rusių su vakariniam suknelėm, medžiojančių turtuolius. Prie kazino privažiuoja turbūt kas minutę prabangi mašina, išlipa su vakariniam suknelėm turtuoliai ir eina lošt. Tai va,